Kas yra IVPK? Gal koks komitetas, aš nežinau. Gal Seime koks komitetas? Turbūt kažkokia informacinės visuomenės plėtros komitetas, ne? IVPK yra informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos. Jisai rūpinasi informacinės visuomenės plėtra, kad žmonės naudotųsi internetu ir panašiai. Informacinės visuomenės plėtros komitetas yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos. IVPK jau daugiau kaip 10 metų, nuo 2001, dalyvauja formuojant valstybės informacinių ir ryšių technologijų kūrimo Lietuvoje politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą. Pagrindinė turbūt mūsų užduotis komiteto yra prisidėti prie informacinės, modernios visuomenės atsiradimo Lietuvoje. Tai yra visuomenė, tai yra piliečiai, kurie kiekvieną dieną savo gyvenimą, savo veikloje, savo darbe naudojasi informacinių technologijų teikiamomis paslaugomis, naudojasi